Sveiki atvykę į Pamaivo dirbtuvės, kur šiandien aš su jumis burktapis klausinėsiu Mato, kaip jam šią vasarą sekėsi, nes mes jį uždarėme į fikcinę realybę, su nuostabiais draugais ir nuostabiomis aplinkybėmis mėgautis gyvenimu. Taigi patirsime ir panersime į jo potyrių ir emocijų jūrą pro nuotykių akis. Taigi, važiuokime. Sveiki, Matai. Šią vasarą turėjote nemažai veiklos. Nuo ko norėtumėte pradėti? Teko iš arti pamatyti lėktuvą. Aš čia nemanau, kad kažkas įspūdingo. Buvome festivalyje Pusiau. Šiandien važiuojam į Anykščius. Į Pusiaukelės festą. Mes jau paridėjom link Anykščių. Labai gražus dangus, ką tik myžo iš dangaus. Saulė raiža. Kaip Dovydas nusiteikia šiandien? Gerai. Šitą lietaus būt neturėtų. Jau turim čia maisto su savim, iš bado nemirsim. Tai kelias lygus, tiesus, mašinų daug nėra. Manau, visos bus nuostabiai. Nu ką, mes Anykščiuose. Dovydas vakarieniauja. Labai graži savanorė pasakė mum, kad negalima pravažiuoti toliau. Ne tik dėl to ten ir stovi. Sakau, Dovydai, uždaryk lanką, uždarė. Negražiai. Ai, tai va dėl ko tu sakai uždaryt lanką? Taip, kad jinai negirdėtų, kas aš turiu noris. Rock on! Nesimato tavęs apsisuku. Sutikau Viltę! Žodžiu, koncertai buvo crazy. Prareikiau visą balsą. Kaip Dovydas jaučiasi. Smagiai, patiko labai. Reflektuokit apie MacLeodus. Galbūt aš tiesiog negirdėjau biškintų legendinių dainų su Keiksmažodžiais ir taip toliau, bet kokiu atveju fainai buvo, man patiko. Grojo Prostitucija, grojo Deal, žiauriai patiko. Grojo šitą Rose. Kai kurių dainų ir aš nežinojau. Angliškų dainų buvo kelios. Bet labai fainai. Tikrai prareikiau balsą insane per... Wow buvo. Patiko? Patiko. Tai va, dabar riedam į Vilnių. Rugpjūtį buvote išsiųstas į kūrybinę stovyklą. Kaip sekėsi ten? Na, pagaliau užlipti ant scenos ir sukurti kažką su savo kūryba, užlipti ant scenos buvo visų metų siekimybė. Tai buvo labai smagu įvykdyti. Ir faini šilti žmonės aplinkui tikrai neblogina situacijos. Važiuojam. Sveiki atvykę į mūsų video vlogą po paparčio. Dabar filmuosim, kaip Fausta valgo svogūną. Kamera eina, Žaidžia iš pinigų, aš jas paduosiu į teismą. Jos nebežaidžia iš pinigų. Šitą tiesiog stumia ant manęs. Aš? Pareikia aš galėčiau. A ne man. Mes draugai. Va čia yra magiška galia moterų, jos gali sakyti viską ir visi jom tikės. Žaiksi?
O aš visada liksiu kaltas. Vargšelė. Matot, ir dabar skamba lygios. Oi, mes geros. Aš neišpratėjęs, Alio. jos mane žudo. Ką? Kiek žinau, buvote ant scenos užlipęs ir ne tik stovykloje. Ai, teisingai. Grojau Kotrynos bažnyčioje savo tą, kaip kurie sako, harmaškį. Kardano išlydėjau draugus 12-okus. Koncertai, neskaitant pusiaukelės. Vasarą begalę nemokamų koncertų. Teko būt Galeroje net kelis kartus, nuostabi grupė. Nieko nėra namie, Le Lokomotiv, porą kitų. Bet teko apsilankyti ir mokamuose koncertuose, pavyzdžiui, Akli. Taip, ir draugai, nuotykiai su jais. Ai, taip. Jonava. Pip, įrašom. Taigi kelionė prasideda nuo Dovydo už vairo ir manęs iš priekio. Bet dabar ten. Matas. Kelionė prasitęsė Justina. Kuri gyvena Pilaitėje. Tuoj pasakysiu aš. Ne. Ar tai šviesoforas? Palauk, kaip mes iki šviesoforo atėjom? Aš tiesiog gražus daiktas, kurį matom kiekvieną dieną visi pasaulyje. Ir Dovydas sėdi už vairo, tai kas dar? Nu jo. Jo, kai Dovydas pasakė, aš jau turėjau minti šviesoforas, bet kai pasakė, kad gali būt gražus, tai Visą laiką per žaidimą būna bent vienas šviesoforas. Justina, supratai? yeah. Pasakyt gerai atvanot. Bet aš išlipau, surinkau, ten buvo užas viena dalis. Nuo mašinos aš paėmiau tą dalį, viskas ten okei. Pastaruoju metu visi aplinkui apie tą atgajos stovyklą šneka. Jo. Kažkada ateina gyvenime tas etapas, kur tau atrodo, kad atgajoji visi. Jo. Ne. O tu? Nu, mes irgi ne. Mes irgi. Bet aš labai daug pažįstamų turiu. Tai va. Būtent. Ne, ten supranti, jeigu vieną kartą nuvarai, dažniausiai jau antrą ir trečią kartą varysi, nes ten jie kaip šeima visi. Jo, ne, tai ten ir yra, ten sakė šeimos skirstas. Jo, tai tas vadovas yra mama arba tėtis. Jo, tai gytis buvo tėvas su 2 žmonom. Ir Tai visai jisai buvo grįžęs iš Dubajaus. Tada iš karto nuvarė į Atgają. Taip man pasakė apie savo patirtis, aš abiejų dalykų, sako, turėjau 2 žmonas. Klausiu čia Dubajuje. Mes nuvažiavome į Veneciją, kokios siauros gatvelės, koks itališkas klimatas, saulė kepina jau iš toli. Nu, nes jis purvinas. Kažkur po šonės sustoja. Čia vienas tokių svarbesnių. Fū, nekenčiu pas mane kiemą tokių milijonus. Tas ženklas toks aukštas, kad aš po juo praeisiu, net nepasilenkus. Durniaus laiptais, tai Durniaus laiptais. Darau šoną. Žiauriai nepatogu. Padarau pažiūriu. Labai gera nuotrauka. Labai gera nuotrauka. Ar kartuojam?
Karmėla. Šiaip cute labai. Karinė technika. Smash. Kad smash. Smash. Karininkai? Blemba, šiaip visai norėčiau karininką turėti. Aš iš pradžių galvojau, kad čia parašyta Skarulskio. Tai yra Skarulių Šventos Onos bažnyčia. Romos katalikų bažnyčia esantis Skaruliuose. Čia Skarulios rajonas Jonavos pietrytinėme priemiestyje. Aš be abejo, kad nefilmavau. Ten buvo vėgėlė. Tada buvo Ignas Vilkas. Čia va yra toks yra bokštas didelis. Kas nori nuotraukos virš ant laiptų? Kažkaip dėvau. Kas nori? Nufotkinu. Va taip reikia rūpintis apleistais palikimais. Aš pirmą lipu. Kodėl? Lipk. Nu, ne tokį jau, bet... Tu man kaulą apjaustai. Pradžia. 1893 Jonavoje gyveno 3350 gyventojų ir 92% iš jų buvo žydai. Kur? Jo, Kiek buvo sušaudyta? 500. O Dieve Juos mano. tiesiog suvežė čia ir sušaudė ir čia buvo 497 vyrai ir 55 moterys. Viena iš žiauresnių tokių vietų Jonavos. Nu ką, dabar keliaujam tolyn. Toks kaip punktas svarbus. Emilija pradėjo kamerą, Dovydas atsirinkti. Vat prie ko, bet prie žydų kapinių tai nejuokaus. Oi, čia lietuviškai dabar šnekėti reikės. O, nu, savo kubicą lenkišką. Sveiki! Labai malonu, labai. Čia Ugnė, Emilija. ir Justina. Visos iš teatro. Vardas Dorutė. Tave gali namie vadinti ir Kupytė, ir Katytė, bet koks yra dokumentuose vardas. Tu tada pasakiau Veronika ir nuo šios dienos aš esu Veronika. Visiems sakau, kad aš esu Veronika. Nu tai užeikit, stovi tarp durų. Šitą, o man paskolą, tai pasižiūrėti, čia yra lankstinukai. Visą stiklinę vandens Justina. Dabar filmuoju. Dabar filmuoju. Dabar žiūrim, kaip persirai. Mes tikrai nedarom spaudimo. Mes tik filmuojam. Kas čia tokia? Mūsų sumuštinydė sugedo, tai... Visi pomidorai Justinai. 50? Kur? Jeigu pažaisim. Kas čia 5-50? 50. Kas čia tokio? Nežaidė? Ne. Kaip paklavišta, tai kad tu gali ant žemės būti ir jeigu pasako stop, tada atsipotų tą pagauna. Tai čia 5-50? Tai čia stop žemė. 5-50. O kaip jos nestorėjo tiek daug rydamos? Kaip purtosi to? Oik tu fu, kaip smėlis. Tu fu. Reginys. Gyvas, Dovydai. Man patinka, kad iš Bemvo kažkas lempas pasispaudo. Einam iki Kauno gatvės. Va, praėjom didelį ratą, dar ne viskas. Tokį rimtą žvilgsnį pažiūrėjo.
Ne Justina. O Justina tave neerzina, kad aš tave Justina vadinu? Taigi tu lenkit, aš suprantu viską. Wabadadabdababa. Kaip nežinau, kas man gražiau skamba trimitas ar sakšas. Džiazo kalbos metam. Gražiai skamba tada, kai su instrumentu moka gražiai pasielgti. Mes atvykom į Šveicariją. Look at this beautiful alėja. Šveicariš. Jūs atsargiai, jūsgi matot, kad čia mašinos važiuoja, jūs vorele, vorele. Šveicarija, Šveicarija. Atsispindi. Laimingi prie Šveicarijos. Ar jūs faini? Man faina. O mes Paryžių. Zote. Taip veikia. Op. Tikrinu. Tiesiog į dantį davė su kamera. Jo, mylėtų, tik dabar nepaleisti. Jo, visi, davdai prie tų. Ir visi išsižiojam. Oi, blemba. Gerai, nuostabu. Žiūrėk, kaip gerai matosi. Kotkytė. Šviesa tiesnė. Ai, sakė, kad tiesiog... Sakykimas jau. Važiuojam. Šį kartą kažkaip nelabai. Šį kartą tiesiai ir toliau nusklydi. Ir ten pusę kelio slydė. Bet jis kažkaip gražiau praeitą. Ačiū močiutei, ačiū aplinkybėmis ir žinoma didžiausias ačiū draugams. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Su Jumis buvo Mamajevo dirbtuvės. Iki kito karto.